Kaip manai, kas atsitinka objektų masiai, kai šie dega? Čia yra popieriaus lapelis. Kai jį padegame, popieriaus masė mažėja. Kaip ir akivaizdu, popierius dega, išsiskiria kiti produktai, jie išgaruoja iš popieriaus ir popierius lieka lengvesnis. Taipogi kitas įdomus efektas, kad nuo karšto oro mes gauname kažkokią keliamąją jėgą, kuri padaro netgi mūsų indelį lengvesnį. Taigi viskas kaip ir paprasta. Kai daiktai dega, jie darosi lengvesni. Tiesa? Na, ne visai. Turim čia plieno vilną. Plieno vilna elgiasi kiek kitaip. Pradžioje, kol jinai dega, jinai irgi gauna šiek tiek keliamosios jėgos ir lengvėja. Bet tik tas procesas pasibaigia ir pradedame matyti, kad mūsų plieno vilna sunkėja. Mūsų plieno vilnoje esantis geležis oksiduojasi, prisijungdamas deguonies atomus, kurie padaro jį sunkesnį. Labai įdomus faktas tai, kad geležies oksidavimasis tai yra rūdijimas. Vadinasi, rūdydamas geležis darosi sunkesnis. Labai įdomu.